Aš esu Giedrė Kriaučionytė ir aš esu teatro režisierė. Baigiau akademiją į režisūrą ir labai ilgą laiką asistavau dramos teatre, kuris, man atrodo, mane labai suformavo ir kaip režisierę. Ir paskutiniu metu, ypatingai pagimdžius vaiką, nėriau į vaikų teatrą ir pastaruoju metu išleidžiu tikrai nemažai spektaklių vaikams. Ir augantis vaikas, man rodos, duoda tam tikrą naują požiūrį į tai, ką aš pati noriu, kad mano vaikas matytų, į temas, kurias noriu, kad jisai gvildentų ir galbūt į teatrą, kokį jisai nori, kad matytų. Tai yra mano pirmasis spektaklis Lėlių teatre. Tikrai tai yra mano pirmoji pažintis su lėlėmis ir labai maloni. Man lėlė, matyt, kalba taip pat kaip gyvas žmogus dar įprasčiau, nes vaikas tai žymiai įprasčiau priima, jam tai yra žymiai paprastesnis dalykas. Ir bet koksai netgi objekto, ne tik lėlės pajudinimas, jam žymiai organiškiau yra su juo kalbėti, su juo bendrauti ir nes atrodo viskas turi tą savo gyvastį. Tai buvo visų pirma Pauliaus idėja, pačios dramaturgijos pasirinkimo ir jinai man labai atliepė dėl to, kad bet kokiu atveju tai yra pasakojimas apie mergaitę partizanę ir mano močiutė buvo partizanė ir ši tema šiuo momentu ir man atrodo tai yra labai puikus Pauliaus įžvalga, yra labai aktuali kalbėti vaikams ir pasakoti tą istoriją, tą gyvą istoriją, kurią mes dar galime išgirsti iš gyvų liudytojų pasakojimų. Aš jaučiu labai didelę misiją statydama šitą medžiagą, kuri yra labai puiki literatūra vaikams. Ta misija pasakoti tą Lietuvos istoriją, tą labai iškilę Lietuvos istorijos dalį ir ypatingai įprasminant, kokią jinai naudą ir prasmę turi dabar. Kokį žmonės indėlį padarė ir kuo mes dabar galime džiaugtis laisvę. Pasakojimas nėra baisus, jisai yra jautrus, ypatingai suprantant tą labai platesnį kontekstą. Vaikas tą pasakojimą dar truputėlį kitaip negu suaugęs klausysis. Todėl, kad mums po kiekvienu tuo žodžiu veriasi labai platus istoriniai kontekstai ir net artimųjų pasakojimai, išgyvenimai, o vaikas vis tik jisai truputėlį kitaip jį girdės. Jisai girdės apie tai, kad kartais aš bijau ir aš stoju su tą savo baimę ją nugalėti. Spektaklis yra pagal Mariaus Marcinkevičiaus knygą Mergaitė su šautuvu ir Linos Itagaki iliustracijom, kurias mes tiesiogiai perkeliame į sceną. Tad tas, kas skaitė knygą ir matė paveiksliukus, kadangi tai yra pusiau komiksų rašytas pasakojimas, tai tikrai atpažins ir atgaivins tą vaizdą.